Šio leidinio autorinės teisės priklauso Vyriausiajai rinkimų komisijai ir jis ar jo dalys negali būti naudojamos be Vyriausiosios rinkimų komisijos sutikimo. 2024 m. spalio 13 dienos Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Gerbiami rinkėjai, šiame garsinėme leidinyje, skirtame regos negalią turintiems rinkėjams, pateikiame svarbiausią informaciją apie 2024 metais spalio 13 dieną vyksiančius Seimo rinkimus. Tikimės, kad tai paskatins jūs pilietiškai ir aktyviai dalyvauti politinėme gyvenime bei išrinkti 141 Lietuvos parlamento narį. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė. 2024 m. spalio 13 dieną vyks Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai, kuriuose Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys Lietuvoje ir užsienyje, išrinks 141 Lietuvos Respublikos Seimo narį. Ką svarbu žinoti? Seimo rinkimai vyks visoje Lietuvoje ir užsienyje esančiose mūsų šalies diplomatinėse atstovybėse. Seimo rinkimai rengiami vienoje daugiamandatėje rinkimų apygardoje, sutampančioje su Lietuvos Respublikos teritorija, ir 71 vienmandatėje rinkimų apygardoje. Visoje Lietuvoje ir užsienyje balsuosiantys Lietuvos piliečiai gaus vienodus daugiamandatės rinkimų apygardos biuletenius ir skirtingus vienmandačių rinkimų apygardų biuletenius, priklausomai nuo to, kurioje vienmandatėje apygardoje rinkėjas yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą. Dėl šios priežasties Seimo rinkimų sekmadienį rinkėjai galės balsuoti tik savo rinkimų apygardos ribose esančiose rinkimų apylinkėse. Seimo rinkimus organizuoja Vyriausioji rinkimų komisija, o juos rengia ir vykdo apygardų rinkimų komisijos, veikiančios nustatytose apygardų ribose. Rinkimų apygardų teritorijos yra suskirstytos į rinkimų apylinkes. Jos sudaromos atsižvelgiant į patogumą rinkėjams atvykti į balsavimo patalpas bei į rinkėjų skaičių, kuris vienoje rinkimų apylinkėje negali būti didesnis kaip 5000. Čia darbą organizuoja apylinkių rinkimų komisijos. Šiuose Seimo rinkimuose piliečiai galės balsuoti iš viso 1895 rinkimų apylinkėse. Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojančiose laivuose balsavimą rengia ir balsus skaičiuoja balsavimo komisijos. Kas gali balsuoti šiuose rinkimuose? Teisę rinkti Seimo narius turi 18 metų sulaukę Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantis tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek užsienyje. Rinkėjų sąrašas sudaromas pagal Lietuvos gyventojų registro duomenis, kuriuos tvarko valstybės įmonė Registrų centras. Tai leidžia užtikrinti, kad niekas nebūtų įrašytas į rinkėjų sąrašus 2 kartus. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, iš viso šiuose rinkimuose teisę balsuoti turės daugiau nei 2 370 000 rinkėjų. Pasitikrinti, ar esate įtrauktas rinkėjų sąrašą, galima elektroninių paslaugų portale www.rinkėjopuslapis.lt arba paskambinę trumpuoju informacijos teikimo numeriu 1855. Pranešimas apie rinkimus. Artėjant rinkimams, apylinkių rinkimų komisijų nariai rinkėjams išplatina pranešimus apie rinkimus. Svarbu žinoti, kad pranešimai apie tai, kada atvykti balsuoti, yra įmetami į rinkėjų pašto dėžutes. Asmeniškai jie įteikiami tik tiems rinkėjams, kurie turi teisę balsuoti namuose. Vienas pranešimas yra skirtas visiems tuo adresu viename bute ar nuosavame name deklaruotiems rinkėjams. Dėl to Vyriausioji rinkimų komisija primena gyventojus nuolat patikrinti savo pašto dėžutes artėjant rinkimams. Verta žinoti, kad pranešimas apie rinkimus yra tik informacinio pobūdžio dokumentas. Jo neštis einant balsuoti nebūtina. Vienintelis dokumentas, kurio prireiks, kad rinkėjas galėtų balsuoti, yra rinkėjo asmens dokumentas. Kur ir kada balsuoti? Seimo rinkimuose rinkėjai turi teisę balsuoti ne tik rinkimų dieną, bet ir iš anksto. Visais atvejais balsuojant su savimi reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą ar bet kokį kitą Lietuvos Respublikoje išduotą dokumentą, kuriame yra rinkėjo nuotrauka ir asmens kodas. Balsavimas iš anksto. Visi Lietuvoje balsuojantys rinkėjai taip pat gali pasinaudoti balsavimo iš anksto galimybę, nepriklausomai nuo to, kur jie yra deklaravę gyvenamąją vietą. Atiduoti balsą iš anksto bus galima visose 60 savivaldybių. Išankstinio balsavimo vietų sąrašas skelbiamas Vyriausiosios rinkimų komisijos tinklalapyje www.vrk.lt.
Pirmajame Seimo rinkimų ture balsavimas iš anksto vyks spalio 8, 9 ir 10 dienomis nuo 7 iki 20 valandos. Antrajame Seimo rinkimų ture balsuoti iš anksto bus galima spalio 22, 23 ir 24 dienomis nuo 7 iki 20 valandos. Dalis rinkėjų bus aplankyti jų buvimo vietose. Į balsavimo vietas dėl pagrįstų priežasčių negalintiems atvykti rinkėjams bus sudaromos sąlygos balsuoti jų buvimo vietose. Spalio 9-11 dienomis bus organizuojamas balsavimas ligoninėse, socialinės globos ir rūpybos įstaigose, kariuomenės vienetuose ir bausmių atlikimo vietose, šių įstaigų nustatytomis darbo valandomis. Antrajame Seimo rinkimų ture balsavimas bus organizuojamas spalio 23-25 dienomis. Verta paminėti, kad šiuose įstaigose dirbantis personalas, pavyzdžiui, gydytojai, slaugytojai ar administracijos darbuotojai, balsuoti kartu su įstaigose esančiais rinkėjais negali. Balsavimas namuose. Penktadienį ir šeštadienį prieš rinkimus rinkimų komisijų nariai organizuos balsavimą rinkėjų namuose. Balsuoti namuose turi teisę rinkėjai su negale, juos namuose slaugantys asmenys, dėl ligos nedarbingi žmonės ir rinkėjai sulaukę 70 ar daugiau metų. Pirmajame Seimo rinkimų ture balsavimas namuose bus vykdomas spalio 11 ir 12 dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Antrajame Seimo rinkimų ture rinkimų komisijų nariai rinkėjus namuose lankys spalio 25 ir 26 dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Nurodytomis balsavimo namuose dienomis pas rinkėjai atvyks rinkimų komisijos nariai ir atneš balsavimo biuletenius. Verta žinoti, kad rinkėjai į balsuojančiųjų namuose rinkėjų sąrašus nėra įtraukiami automatiškai. Norėdami pasinaudoti šią teisę, jie turi užpildyti prašymą. Prašymą balsuoti namuose pateikti galima rinkimų komisijos nariui atnešusiam rinkėjui į namus pranešimą apie rinkimus, trumpuoju telefono numeriu 1855 arba specialiaisiais informacijos telefono numeriais, apylinkės rinkimų komisijos elektroniniu paštu, apylinkių rinkimų komisijų kontaktai skelbiami interneto svetainėje www.vrk.lt. Apylinkės rinkimų komisijos telefonu, apylinkių rinkimų komisijų kontaktai skelbiami interneto svetainėje www.vrk.lt. Elektroninių paslaugų portale www.rinkėjopuslapis.lt. Rinkėjų prašymai balsuoti namuose priimami iki spalio 9 dienos. Prieš pakartotinį balsavimą rinkėjų, kurie pirmojo balsavimo metu prašymo balsuoti namuose nebuvo pateikę, prašymai priimami iki spalio 23 dienos. Svarbu, rinkėjams, kurie prašymus balsuoti namuose pateikė prieš pirmąjį balsavimą, prieš antrąjį rinkimų turą dar vieno prašymo pateikti nebereikia. Jie į balsuojančiųjų namuose rinkėjų sąrašus bus įrašomi automatiškai. Rinkėjų laikinai apsistojusių konkrečios rinkimų apylinkės teritorijoje ir neįrašytų į tos apylinkės rinkėjų sąrašą balsavimą namuose organizuoja apygardų rinkimų komisijos. Tokių rinkėjų prašymai balsuoti namuose priimami iki spalio 8 dienos. Pakartotinio balsavimo metu iki spalio 22 dienos. Ne savo rinkimų apylinkės teritorijoje laikinai apsistojusius rinkėjus apygardų rinkimų komisijos lankys spalio 10 dieną. Antrojo rinkimų turo metu šie rinkėjai namuose balsuos spalio 24 dieną. Balsavimas rinkimų sekmadienį. Pagrindinė Seimo rinkimų diena spalio 13 diena. Rinkimų apylinkėse rinkėjai galės balsuoti nuo 7 iki 20 valandos. Balsavimo metu rinkėjai gaus 2 biuletenius. Vienas biuletenis bus skirtas balsuoti už vieną pasirinktą daugiamandatės rinkimų apygardos kandidatų sąrašą. Jame taip pat bus galima reitinguoti 5 pasirinktus to konkretaus kandidatų sąrašo kandidatus. Antrajame balsavimo biuletenyje rinkėjai ras toje vienmandatėje rinkimų apygardoje, kurioje rinkėjas yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą, kandidatuojančių asmenų sąrašą. Jame reikės pažymėti vieną rinkėjo pasirinktą kandidatą. Jei pirmojo balsavimo metu Seimo narys toje vienmandatėje rinkimų apygardoje nebus išrinktas, po 2 savaičių bus organizuojamas pakartotinis balsavimas, kuris vyks spalio 27 dieną nuo 7 iki 20 valandos. Antrojo Seimo rinkimų turo metu rinkėjai gaus tik vieną biuletenį ir rinks Seimo narį iš 2 daugiausia rinkėjų balsų per pirmąjį balsavimą gavusių kandidatų. Patarimai rinkėjams.
Rinkimų dieną, norint išvengti stovėjimo eilėse, rinkėjams rekomenduojama atvykti rytinėmis balsavimo valandomis nuo 7 iki 9 valandos ryto, kai balsavimo vietose būna mažiausiai žmonių. Rinkėjai kviečiami pasidomėti kandidatais į Seimo narius. Ši informacija skelbiama Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje www.vrk.lt. Suprantame rinkėjų norą pasidžiaugti balsavimu, tačiau labai prašome balsavimo dienomis vengti fotografuoti užpildytus biuletenius ir viešinti juos socialiniuose tinkluose. Rinkėjai raginami išsaugoti balsavimo paslaptį bent iki tol, kol rinkimų sekmadienio vakare užsidarys rinkimų apylinkės ir bus pradėti skaičiuoti rinkėjų balsai. Socialiniuose tinkluose pasidžiaugti, kad rinkėjas eina balsuoti ar jau pabalsavo, neminint už ką, galima drąsiai. Tai nėra laikoma rinkimų agitacija. Rinkėjai taip pat maloniai prašome ateiti į pagalbą rinkimų organizatoriams, praleisti į eilės priekį į balsavimo apylinkės atvykusius senolius, asmenis su negale, besilaukiančias moteris ar šeimas su mažais vaikais. Balsavimas užsienyje. Rinkėjai balsuojantys užsienyje turės galimybę balsuoti Seimo rinkimuose paštu arba asmeniškai atvykę į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Tam rinkėjai turi užsiregistruoti rinkėjų balsuojančių užsienyje elektroninėje registracijos sistemoje www.rinkėjopuslapis.lt. Paštu balsuojantiems rinkėjams rinkimų biuleteniai bus išsiųsti užsiregistravusio rinkėjo nurodytu adresu užsienio valstybėje. Pasirinkę balsuoti asmeniškai, rinkėjai bus laukiami Lietuvos ambasadose ar konsulinėse įstaigose jų nustatytų metu. Tuo atveju, jeigu rinkėjai balsuoja valstybėje, kurioje nėra Lietuvos Respublikos ambasados ar konsulinės įstaigos, už balsavimo dokumentų išsiuntimą atgal į ambasadą ar konsulinę įstaigą, kuri atsiuntė balsavimo dokumentus, susimokėti turi patys rinkėjai. Balsavimo biuletenių, kurie yra pakeliui pas rinkėjus arba kuriuos rinkėjai išsiunčia atgal į ambasadas, kelias priklauso tik nuo tos konkrečios valstybės pašto tarnybų darbo spartos. Kandidatų ir jų sąrašų paskelbimas. Vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi rinkimų kodeksu, likus nemažiau kaip 30 dienų iki rinkimų, tai yra iki rugsėjo 13 dienos, paskelbė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašų pavadinimus ir kandidatų pavardes. Kandidatų biografijos ir kita rinkėjams aktuali informacija apie kandidatus skelbiama Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje www.vrk.lt. Politinė reklama. Politinė reklama valstybės politiko, politinės organizacijos, jos nario, rinkimų politinės kampanijos dalyvio, kandidato, jų vardu ir ar interesais bet kokią formą ir priemonėmis už užmokestį ar net lygintinai rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu ar tarp rinkimų politinių kampanijų skleidžiama teigiama ar neigiama informacija, kuria siekiama daryti įtaką rinkimų rezultatams ar paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose, arba kurios skleidimu propaguojamas valstybės politikas, politinė organizacija, jos narys ar rinkimų politinės kampanijos dalyvis, kandidatas, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa. Atlygintina politinė reklama laikoma tokia politinė reklama, kuri rengiama, gaminama ir ar skleidžiama už užmokestį arba kuriai rengti, gaminti ir ar skleisti naudojami finansiniai resursai, pasitelkiami įprastai tokias paslaugas atlygintinai teikiantys asmenys. Atlygintina politinė reklama turi būti aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos. Nuo rinkimų politinės kampanijos pradžios iki paskelbiant galutinius rinkimų rezultatus, ji turi būti aiškiai pažymėta, nurodant lėšų šaltinį, užsakovą ir panašiai. Nepažymėta politinė reklama laikoma paslėpta politinė reklama. Politinė reklama pažymėta nesilaikant nustatytų reikalavimų ir paslėpta politinė reklama yra draudžiamos. Politinė reklama nelaikomi. Politinės kampanijos laikotarpiu neatlygintinai skleidžiami įprastiniai informaciniai pranešimai apie valstybės politikų, politinių partijų, kandidatų veiklą. Politinės kampanijos laikotarpiu per visuomenines informavimo priemonės neatlygintinai, laikantis objektyvumo ir politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo principų, viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų skleidžiama informacija apie rinkimų programas. Teisės aktai draudžia skleisti politinę reklamą. Pirmame periodinio spaudos leidinio puslapyje
jeigu jos paskleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijai ir įstatymams, neatlygintinai išskyrus diskusijų laidas. Be to, draudžiama įrengti ir skleisti išorinę politinę reklamą ant statinių, kuriuose veikia valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių naudojamuose viešojo transporto priemonėse ir ant jų, išskyrus tam tikrus atvejus, automobilių keliuose, jų sanitarinės apsaugos zonose, gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti eismo reguliavimo priemonės, kelio ženklus, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, atitraukti jų dėmesį ir kitaip kelti pavojų eismo dalyviams. Taip pat draudžiama naudoti reklamą imituojančią kelio ženklus. Ant skulptūrų ir paminklų, 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa, neturint žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių ar kuriuose ji įrengiama savininko rašytinio sutikimo, saugomose teritorijose ir nekilnojamosiose kultūros vertybėse, taip pat jų teritorijose, išskyrus institucijos atsakingos už kultūros vertybių apsaugą ir saugomos teritorijos valdytojo nustatytas vietas. Rinkimų agitacija ir jos draudimas. Rinkimų agitacija, neatsižvelgiant į jos būdus, formas ir priemonės, draudžiama likus 7 valandoms iki rinkimų pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos. Tai yra spalio 13 dieną nuo 0 valandų iki 20 valandos. Išskyrus išorinę politinę reklamą iškabintą iki prasidedant šiam rinkimų agitacijos draudimui. Rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu ir balsavimo iš anksto metu jokių vaizdinių ar garsinių rinkimų agitacijos priemonių, išskyrus tas, kurias išleido Vyriausioji rinkimų komisija, negali būti balsavimo patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa. Antrojo rinkimų turo metu rinkimų agitacijos draudimo laikotarpis galioja spalio 27 dieną nuo 0 valandų iki 20 valandos. Rinkėjų papirkimas. Bandymas paveikti rinkėjo valią yra vadinamas rinkėjų papirkimu. Rinkėjų papirkimas taip pat yra ir rinkėjo sutikimas būti papirktam. Rinkėjų papirkimas yra draudžiamas. Verta žinoti, kad už rinkėjų papirkimą gali būti skiriama bauda nuo 300 iki 560 eurų, jeigu balsuosite papirktas arba papirksite kitus. Jūs bando papirkti, jeigu siūlo dovanų, įvairų atlygį, pinigų, buities reikmenų, atlikti darbų, suteikti paslaugų, bilietų į koncertus ar kultūrinius renginius ir kita. Rinkėjų papirkimu nelaikoma politinės organizacijos ar kandidato veiklos programa, rinkimų programa, kandidato biografija, informacinio pobūdžio leidiniai, kalendoriai, atvirukai, lipdukai. Tokią spausdintą medžiagą kandidatai gali dalinti rinkėjams. Pranešti, jei jūs bandoma papirkti ar priversti balsuoti kitaip, negu jūs norite, galima. Paskambinus bendruoju pagalbos telefono numeriu 112, paskambinus Vyriausiajai rinkimų komisijai trumpuoju telefono numeriu 1855 arba specialiaisiais įprastais telefono numeriais. Parašius elektroninį laišką Vyriausiajai rinkimų komisijai elektroniniu paštu rinkim@vrk.lt. Rinkimų biuleteniai. Visiems balsuojantiems rinkėjams pirmojo turo metu bus pateikti 2 rinkimų biuleteniai. Vienas biuletenis bus skirtas balsuoti už vieną pasirinktą daugiamandatės rinkimų apygardos kandidatų sąrašą. Jame taip pat bus galima reitinguoti 5 pasirinktus to konkretaus kandidatų sąrašo kandidatus. Antrajame balsavimo biuletenyje rinkėjai ras toje vienmandatėje rinkimų apygardoje, kurioje rinkėjas yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą, kandidatuojančių asmenų sąrašą. Jame reikės pažymėti vieną rinkėjo pasirinktą kandidatą. Rūpindamasi, kad balsuoti atėjusiam regėjimo negalią turinčiam rinkėjui būtų suteikta galimybė balsuoti savarankiškai, Vyriausioji rinkimų komisija užsakė specialias rinkimų biuletenių įmautes, kurios bus balsavimo vietose ir kuriomis naudodamiesi rinkėjai galės balsuoti be kitų asmenų pagalbos, asmeniškai ir slaptai. Dėl neįgalumo savarankiškai negalinčiam balsuoti rinkėjui turi būti sudaromos sąlygos laisvai pasirinkti balsuoti padedamam kito asmens, kuriuo jis pasitiki, arba leidžiama pasinaudoti galimybę balsuoti neįgaliųjų poreikiams pritaikytose balsavimo kabinose. Regėjimo negalią turintys rinkėjai, atvykę į rinkimų apylinkę, gali paprašyti rinkimų komisijų narių išduoti jiems rinkimų biuletenius jau įdėtus į šias specialias įmautes. Įmautėse bus laukeliai, kuriuose rinkėjai turės pažymėti savo pasirinkimą.
Abu Seimo rinkimų biuleteniai bus įdedami į atskiras įmautes. Vienmandatės rinkimo apygardos biuletenyje prie kiekvieno laukelio, kuriame rinkėjas gali pažymėti savo pasirinkimą, vertikaliai bus surašyti kandidatai pagal pavardžių pirmąsias raides abėcėlės tvarka. Biuletenyje taip pat bus nurodytas kandidatą iškėlusios politinės partijos, koalicijos pavadinimas arba nurodymas, kad kandidatas įsikėlė pats. Vienmandatės rinkimo apygardos biuletenio įmautėje brailio raštu bus nurodyta kandidatų vardo pirmoji raidė ir pavardė. Kandidatai bus surašyti vertikaliai pagal pavardžių pirmąsias raides abėcėlės tvarka. Kandidatą iškėlusios politinės partijos, koalicijos pavadinimas arba nurodymas, kad kandidatas įsikėlė pats, bus surašyti ant atskiro lapo, pateikiamo rinkėjui kartu su balsavimo biuleteniu. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose vienmandačių rinkimų apygardų rinkimų biuleteniai yra skirtingi. Rinkėjai kiekvienoje rinkimų apygardoje balsuoja tik už toje rinkimų apygardoje keliamus kandidatus. Daugiamandatės rinkimų apygardos rinkimų biuletenyje bus vertikaliai išdėstyti laukeliai, prie kurių bus surašyti politinių partijų, koalicijų, kandidatų sąrašų numeriai, politinių partijų, koalicijų sąrašų pavadinimai bei pirmojo kandidatų sąraše esančio kandidato vardas ir pavardė. Biuletenyje rinkėjai turės pažymėti, kurį kandidatų sąrašą jie palaiko. Primename, kad politinių organizacijų kandidatų sąrašų rinkimų numeriai Seimo rinkimuose buvo nustatyti burtais. Atkreipiame dėmesį, kad 7 ir 15 sąrašų numeriai yra praleisti, kadangi juos įsitraukė koaliciją sudariusios partijos. Biuletenio apačioje bus 5 laukeliai, kuriuose rinkėjai turės teisę įrašyti pasirinkto sąrašo kandidatų numerius. Įrašydamas šiuos numerius rinkėjas nedaugiau kaip 5 pasirinktiems kandidatams gali suteikti reitingo balsus. Vienas įrašytas kandidato numeris yra lygus vienam pirmumo balsui. Pirmumo balsus galima skirti ir mažiau nei 5 kandidatams. Kandidatų numeriai į langelius gali būti įrašomi bet kokiu eiliškumu. Jei to paties kandidato numerį rinkėjas įrašys į keletą langelių, tam kandidatui bus įskaitytas tik vienas pirmumo balsas. Kuo daugiau rinkėjų nurodys konkretaus kandidato numerį, tuo daugiau galimybių jis turi tapti Seimo nariu. Daugiamandatės rinkimų apygardos rinkimų biuleteniui skirtoje įmautėje brailio raštu bus vertikaliai išdėstyti laukeliai, prie kurių brailio raštu bus surašyti politinių partijų, koalicijų, kandidatų sąrašų numeriai, tai yra pirmas sąrašas, antras sąrašas ir taip toliau. Politinių partijų, koalicijų sąrašų pavadinimai brailio raštu bus atspausdinti ant atskiro lapo, kuris bus pateikiamas rinkėjui kartu su balsavimo biuleteniais. Biuletenyje rinkėjai turės pažymėti, kurį kandidatų sąrašą jie palaiko. Primename, kad politinių organizacijų kandidatų sąrašų rinkimų numeriai Seimo rinkimuose buvo nustatyti burtais. Atkreipiame dėmesį, kad 7 ir 15 sąrašų numeriai yra praleisti, kadangi juos įsitraukė koaliciją sudariusios partijos. Įmautės apačioje, horizontalioje juostoje, bus 5 laukeliai, kuriuose rinkėjai turės teisę įrašyti pasirinkto sąrašo kandidatų numerius. Įrašydamas šiuos numerius, rinkėjas 5 pasirinktiems kandidatams gali suteikti reitingo balus. Vienas įrašytas kandidato numeris yra lygus vienam pirmumo balsui. Pirmumo balsus galima skirti ir mažiau nei 5 kandidatams. Kandidato numeriai į langelius gali būti įrašomi bet kokiu eiliškumu. Jei to paties kandidato numerį rinkėjas įrašys į keletą langelių, tam kandidatui bus įskaitytas tik vienas pirmumo balsas. Kuo daugiau rinkėjų nurodys konkretaus kandidato numerį, tuo daugiau galimybių jis turi tapti Seimo nariu. Reitinguoti nėra privaloma. Nereitinguodamas konkrečių kandidatų, rinkėjas pritaria kitų rinkėjų, kurie reitinguoja kandidatų sąrašą sudarytai kandidato eiliai. Kur rasti informaciją apie rinkimus? Patikimiausia informacija apie rinkimus yra skelbiama Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje adresu www.vrk.lt. Elektroninių paslaugų portale rinkėjų puslapis adresu www.rinkėjopuslapis.lt ir Vyriausiosios rinkimų komisijos socialinių tinklų Facebook bei Instagram paskyrose. Informacija telefonu. Seimo rinkimų laikotarpiu veiks trumpasis informacijos apie rinkimus numeris 1855. Ši paslauga kai kuriems telefono ryšio vartotojams gali būti mokama. Trumpuoju numeriu 1855 galima skambinti iš visų Lietuvoje veikiančių operatorių tinklų nuo rugsėjo 19 dienos iki spalio 27 dienos, kasdien, įskaitant ir savaitgalius,
nuo 7 val. Ryto iki 20 val. Vakaro. Skambučio kaina priklauso nuo rinkėjo telefono operatoriaus. Daugiau apie tai vrk.lt/info 1855. Tai yra telefoninio ryšio operatorių nustatyti tarifai. Vyriausioji rinkimų komisija jokio pelno už skambučių administravimą negauna. Rinkėjams, kurie nenorėtų mokėti papildomai už informaciją apie rinkimus, bus galima skambinti specialiaisiais įprastais numeriais, kurių tarifas bus toks, kaip skambinant į savo ryšio tinklą. Tele2 vartotojams 86 78 07 023. Bitė vartotojams 86 500 3406. Telia vartotojams 85236 1032. Baltnetos komunikacijos vartotojams 8520 59 478. CSC Telekom vartotojams 8699 49 098. Šiais numeriais taip pat bus galima gauti informacijos ir tuo atveju, jei rinkėjas skambintų iš užsienio. Trumpuoju telefono numeriu 1855 arba specialiaisiais įprastais telefonų numeriais galima sužinoti, ar asmuo yra įrašytas į rinkėjų sąrašus, kurioje rinkimo apylinkėje rinkėjas gali balsuoti, apie galimybę balsuoti iki rinkimų dienos, jeigu rinkimų dieną rinkėjas nebus savo rinkimo apylinkėje, kaip balsuoti, jeigu rinkėjas susirgo ir rinkimų dieną negalės nuvykti į savo rinkimo apylinkę, kaip susisiekti su apygardos ar apylinkės rinkimų komisija, sužinoti rinkimų komisijos adresą ir kitą aktualią rinkėjui informaciją. Norinčiųjų gauti įsamią informaciją apie tai, ar esate įrašytas į rinkėjų sąrašą, jūsų bus paprašyta nurodyti savo vardą, pavardę ir asmens kodą. Rinkėjų asmens duomenys šiuo telefonu nebus teikiami. Trumpuoju telefono numeriu 1855 arba specialiaisiais įprastais telefonų numeriais taip pat galima pranešti apie pastebėtus rinkimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. Anoniminiai rinkėjų skundai nebus registruojami. Apie galimus rinkimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus visada galima pranešti Vyriausiajai rinkimų komisijai elektroniniu paštu rinkim@vrk.lt. Iki susitikimo rinkimuose. Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija.